Sveiki! Labai džiaugiuosi sveikindamasi su jumis Lietuvos kinologų draugijos mokymo centro pokalbių Svajonių šuo pažink veisles metu. Ir tai yra pokalbiai, kurių metu galėsite išgirsti pasakojimų iš patyrusių veisėjų, teisėjų, veislės entuziastų apie jų ilgus metus mylimas ir puoselėjimas veislės. Lietuvos kinologų draugija tikisi, jog šie pokalbiai padės ne tik geriau pažinti mūsų augintinius, bet ir išsirinkti savo svajonių veislę šuns dar neturintiems. Taip pat kviečiame apsilankyti draugijos svetainėse www.kinologija.lt bei mesiršunis.lt. Na, o šiandien išgirsime apie pūkuotusius, savo taip tariant šypseną žavinčius volšpicus. Žiniomis bei patirtimi apie šią veislę šiandien pasidalins veislyno materija savininkė Iveta Komičiūtė. Sveiki, Iveta. Labą. Labai džiaugiamės, kad esate šiandien su mumis. Gal pristatytumėt, kas čia šiandien nenustyksta vietoje ir padės pristatyti veislę? Čia yra jauniausia mūsų šeimos narė, Kanė. Jinai praėjusią vasarą pas mus atvyko iš Čekijos ir, sakyčiau, yra tas šuo, kuris, kaip jeigu būtų volšpicų vadovėlius, tai idealiai atitinka visus punktus. Ypač kas liečia charakterį, paskirtį ir visą kitą. Toks gyvas pavyzdys, kokia ta veislė yra. O tai kaip taip nutiko, kad jūsų namuose atsirado pirmasis volšpicas? Pirmasis volšpicas pas mus atsirado 2011 metais, tai dabar jau čia prieš 13 metų. Tada aš dar būdama visai jauna mergaitė, tik tai susidomėjusi šunų parodomis, šunimis, pradėjau naršyti internete, ieškoti, tuomet buvo labai populiarus toks portalas bone.lt, nežinau, ar pati lankėjusi kažkada jame. Tai ten tiesiog visi suvesdavo savo šunis, įkeldavo jų nuotraukų ir tada kažkaip mes turėjom mažiuką špicą mišrūniuką, tokį, tiesiog panašų špicą. Ir aš pamačiau tokią veislę volšpicas ir ten buvo įkelti 2 šunys ir galvoju, oho, kas čia per šuo. Tada susiradau tą moterį, kuri juos turi. Jinai ir turėjo jo šunys 2 ir 3 numerių Lietuvoje buvo registruoti. Pirmas nežinau, kas per šuo, bet jau po to tai praktiškai visus kaip ir esu mačius arba bent jau girdėjus, kas kaip iš kur atsirado, kas ką atsivežė. Ir tiesiog su ta moterimi mes pradėjom bendrauti, nes mane galbūt sudomino tai, kad ta veislė labai reta. Nes tuo metu, kaip ir sakau, Lietuvoje buvo vos 3 tie šunys. Tai pradėjau bendrauti su tą moterimi ir jinai visai neužilgo sulaukė pirmosios Lietuvoje volšpicų vados, tai buvo veislynas Gauruotis. Jos kalytė tos vados mama buvo atvežta iš Švedijos veislyno Leguns. Ir tėvas tuo metu buvo iš Rusijos, man atrodo, gal gyveno Latvijoje jisai. Ir taip gavosi, kad šiaip ne taip vargais negalais tėvai man leido auginti tą šunį. Aš jos ten visai prašiau. Ir paskui nutiko taip, kad visus tos šuniukus pardavė, kol aš su tėvai susitariau, bet kaip tik vieną grąžino. Tai tą grąžintą tada parsivežė mes pas save. Ir tai prasidėjo mūsų draugystė su volšpicais. Tai tas toks likimas vis tiek sužaidė, kad atsirado tai šuo. Na, o kokiagi tada yra tų pačių volšpicų istorija, kuo jis skiriasi nuo kitų špicų? Tai volšpicai yra taip pat vokiečių špicai, tiesiog jie yra patys didžiausi. Ir jų istorija yra tokia, kaip ir jinai labai neilga, rašo, kad jie buvo išveisti Vokietijoje vynuogynų priežiūrai. Saugoti vynuogynus ir pranešti savo šeimininkams lojimu, kad kažkas jau čia ateina ir reikia eiti patikrinti. Bet yra ir kita istorijos dalis, kad juos išveisė Olandai. Ir vis dar iki šiol nėra pasidalinta, nes, sako, vokiečių volšpicai arba Olandų Keshandai. Už tai visur tos 2 veislių pavadinimai visur yra. Arba volšpicas, arba Keshandas. Tai kaip ir rašoma, kad volšpicai vokiečių yra labiau orientuoti į tą darbinį reikalą visą, apsaugai,
o olandų kėshondai jau labiau šeimos namų šunys. Tai tokie kompanionai, bet dabar tai niekas jų neskirsto, tiesiog visi vadina arba taip, bet nėra, kad pagal kažką skirtų. Tai va, ir tiek tos istorijos, tiesiog, kad jie lojantys šunys, nors negaliu sakyti, kad loja tiesiog atlot, bet pavyzdžiui, va, kaip ir sakiau, ta mūsų kanė, tai nedaug dievė kažką išgirsta, tai viskas jau tokiu lojimus, tokiu sargumu bėga pažiūrėti, aišku, jie nei puola, nei kanda, nei kažką daro, bet tiesiog jų ta paskirtis yra būtent lojimu pranešti, kad reiktų patikrinti teritoriją, nes čia veržiasi priešas. Tai žodžiu, vis tiek būsimas šeimininkas turi turėti omeny, kad tas instinktas saugojimo jis vis dar yra likęs kraujyje. Taip, tikrai sargumas, tas toks lojimas ir aišku, kas daug dirba su šunimi dresūra, nes jie tikrai yra labai gerai dresuojami, labai gudrų šunys, tai atidirba su tuo lojimu. Negaliu sakyti, kad 100% visi jie yra lojikai, bet kad polinkiai tai tikrai turi ir jeigu nebus dirbama su tuo nuo pat pradžių, tai gali būti problemų. Na gerai, išsiaiškinom, kad tai yra lojantis sarginiai šunys, kurie reikalauja dresūros, o kokie dar tai yra šunys, kaip dar apibūdintumėt jų temperamentą? Visumoje tai, kaip aš sakau, yra mūsų kitas šuo, mes turime dar vieną, jau veteraną, jam 10 metų, tai aš visą laiką skaitau, kad tai yra pats patogiausias šuo pasaulyje. Nes jisai yra labai draugiškas tiek su žmonėm įvairaus amžiaus, va būtent šitas nuotrauka, tai čia jam jau yra 10 metų, tai jisai labai yra draugiškas tiek su šunim, tiek su žmonėm, tiek su vaikais, ta prasme, aš nežinau, jisai negalėtų nei musės užpulti, labai labai geras tikrai, lengvai dresuojami, gudrūs, jie nori tos veiklos, nori, kad su jais būtų kažkas veikiama. Yra tikrai valšpicų, kurie kitose šalyse yra džiltį, sportuoja. Viena mūsų veisimo kalytė, pavyzdžiui, labai gerai su katinu kartu gyvena, ten visiškai kartu miega, kartu valgo ar panašiai. Tokie tikrai šunys, kurie gali pristaikyti prie įvairios šeimos poreikių ir gali būti puikiu šeimos šunimi. Draugiški, paklusnus, aišku, kas yra sudėtingiau, tai kailis jų. Ne visiems yra priimtina. Iš esmės jie nesišeria daug, šeriasi 2 kartus per metus. Mes turim kartu dar samojedą, tai palyginus su samojedais valšpicai šeriasi 2 mažiau. Nes jų poplaukis yra tikrai toks gan tvirtas, va ir siūlus kiti verpia iš jų čia nuotrauka į veislyno prie Svetlicos kalytę su savo pagamintais siūlais. Numeta kailiai 2 kartus per metus kalytės prieš rujas dažniausiai, bent jau mano atveju, kiek yra tekę susidurti, galbūt yra ir kurios kitokių sezoniškumų meta kailiai. O patinas jisai praktiškai, jeigu 1 kartą per metus labiau pasišeria, bet kadangi jo kailis yra gerokai gausesnis nei kalytės, tai kaip nukrenta tas poplaukis, visumoje vis tiek net nesimato, kad tas šuo yra nusišėręs. Tik palietus jau jauti, kad tik viršutiniai tie pūkeliai tokie yra. Bet priežiūra tokia, kad jeigu nevedam į parodas, tai kažkokius 3 mėnesius išmaudom ir aišku, šukavimas. Ten galima ne kasdien šukuoti, bet jeigu šuo su gausesniu kailiu, tai, reikėtų kas kokią 3 dieną praškuoti, tiesiog, kad nesusidarytų didesnių sąvėlų. Bet ir tas kailis toks, galima sakyti, yra 2 tipų, kaip ir minėjau, patinai, dauguma patinų, jie turi tokį gausesnį kailį. Jisai labai tankus ir daugiau, kaip ir šito šuns nuotraukoje, jisai toks pūkas, kuris tikrai labai veliasi, bet kartu ir sukuria įspūdingą vaizdą. O kalytės jos, bet tikrai yra ir kalyčių tokių, aišku, bet didžioji dauguma kalyčių turi paprastesnį tą plauką, jisai yra kiek trumpesnis, tekstūra tokia lygesnė ir daug lengviau yra jį šukuoti, praktiškai užtenka kalytę kartą per savaitę pašukuoti ir jinai visada graži, nesusivėlus viskas tvarkoja. Tuo tarpu patino taip neišlaikysi nesusivėlusio niekai. Na ir labai nenutolstant nuo kailio, kokios spalvos, kaip apibūdintumėt tą spalvą kailio, kurios turėtų būti valšpicas?
Tai dokumentuose, bent jau Lietuvoje, mes visada rašom vieną spalvą ir standartas taip apibūdina, tai vadinama vilko spalva. Tai jisai turi tiek tokio šviesiai pilko plauko, tamsesnio atspalvio pilko ir kartu eina dažniausiai ant nugaros juodas toks plaukas. Jie būna ir šviesesni, ir tamsesni, bet visumoje tas koloritas turi būti visų vienodas. Yra tam tikrų linijų, kur šiek tiek tokio lengvai rudo plaukelio išlenda, bet labiau šunims į senatvę arba kaip vasarą linkę pašviesėti, tai tada gal tokio, bet šiaip jie tokie 3 pilkų atspalvių ir kas būtinas dalykas, tai yra tas makiažas aplink akis, kaip aš sakau, juodas nukis, juoda kaukė ir apvadai aplinkui akis šviesesni pilki, tai mes vadinam makiažą valšpicų, bet jisai yra tikrai reikalaujamas ir turėtų būti pas kiekvieną šunį. O šiaip dar kaip apibūdintumėt šitos šunis? Ar tai yra dideli, ar tvirti, ar kokie jie yra? Aš sakyčiau, kad tai yra vidutinio dydžio veislė. Aišku, irgi yra skirtingų tipų. Pavyzdžiui, iš Suomijos kilę šunys, jie yra dauguma mažesni. Anksčiau buvo iš Rusijos krašto dauguma, tai ten didesni keliaudavo. Dabar visi šitie didesni taip pat eina ten iš Čekijos, Slovakijos, viso šito krašto. Lenkijoje taip pat, o pas mus Lietuvoje mes turim labai tokį viduriuką. Yra tokių linijų pagauta, kur mano šitas patinas nuotraukoje Benčis, tai jo tėvas yra iš Čekijos, o motina irgi buvo tokia ganėtinai didelė. Ir jisai irgi tikrai kaip valšpicas yra labai didelis. Jie tokie dideli nebūna jau dabar. Tai sakau, jie maždaug standartą, man atrodo, jeigu neklystu, rašo iki 55 gal centimetrų ūgio. Bet visumoje tai yra toks kompaktiškas, nedidelis šuo, svoris įvairiai, maždaug gal tarp 15 ir 20 kg. Jeigu mažesnė, šiek tiek gal lengvesnis būna, bet jie greiti, vikrūs, tikrai tas sudėjimas yra gan, negaliu sakyti, kad visai ten jie kūdė atletiški, bet tikrai nesudėtinga jiems judėti, nėra nei labai sunkus, nei labai tvirti. Tokie lengvi, kompaktiški, bėgiojantys greitai, vikrūs. Bet ar tai daug aktyvumo reikalaujantis šuo? Manau, kad pagal tai, kaip bus auginamas šuo. Iš esmės, juos iškrauti tikrai yra būtina, nes jų labai stipriai veikia smegenys ir jeigu negaus jie tiek protinės, tiek fizinės veiklos, tai gali tokių dalykų sugalvoti, kad, žinau, atvejai, kad Estijoje buvo namo padegę. Jie labai yra gudrus ir, kaip sako, visi šunys galvoja, kad žmonės tai irgi yra šunys, tik kad jie keiščiau elgesi. O valšpicai sako, supranta, kad žmonės tai yra žmonės ir dar bando jūs pamėgdžioti. Pavyzdžiui, niekada neatsisės ant žemės, jeigu šalia yra kažkokia pakopa, visada padės ant laipto užpakalį. Ar sėdėdami ant lovos, ant sofos, pagalvės ten kokios. Kažkur, jie, tokio turi keistumo, bet visas tas keistumas yra iš gudrumo. Nes jie primasto visokių tokių dalykų. Tai iškrauti tikrai reikėtų tą šunį ir manau, kad valandą ryte, valandą vakare su dresūros elementais, tai būtų pats tas. Taip pat labai mėgstu ir žaidimus su kitais šunimis. Jeigu žmonės mėgsta vedžioti šunis į parkus, kaip būna visokie šunų susitikimai ir panašiai, tai čia tas šuo, kuris tikrai įsilies į kompaniją. Tai ar galima būtų sakyti, kad tai yra šuo, kuris reikalauja žmogaus, to sąveikos su žmogumi ir jis, pavyzdžiui, negalėtų likti ilgesnį laiką vienas? Tai čia turbūt kaip ir kiekvienam kitam šuniui. Tikrai pas mus išbūna jie visą darbo dieną vieni namuose, nieko ten neatsitinka, bet anksti yra keliamasi tam, kad išvedžioti ryte ir po darbo, aišku, irgi pirmas darbas yra pasidėti tašę koridorių ir greitai su šunimi lauką bėgti. Tai reikia jiems to krūvio kaip ir visiems, bet nėra tas šuo, kuris tave, pavyzdžiui, namuose visą laiką persekios, kuriam reikia ten nuolatinio dėmesio. Tai ne, jie tikrai, kaip špicai, primityvų šunys, jie gali pabūti su savim, viskas yra tvarkoj, ne tie, kur ten dieną naktį sėdės ir reikalaus, kad tu jį žiūrėtum ir viskas jau veiktum.
bet tam tikrą metą, aišku, reikia jiems skirti tą dėmesį ir tada jau jie gali ramiai pabūti. Bet ar tai yra labiau vieno žmogaus šuo, ar gali būti visos šeimos? Aš sakyčiau, kad tai yra visos šeimos šuo. Nes vat pas mus trečias šuo gyvena, tai gal va šitas trečias labiau jau prie šeimininko yra prisirišęs, bet dėl to, kad daug dresūros visokios būna su šeimininku, tai manau, kad dėl to darbo su šuniu. Bet visumoje tai tikrai yra visos šeimos šuo. O rekomenduotumėt įsigyti šeimoms, kurios turi visai mažą vaiką? Manau, kad tikrai nebūtų kažkokių didelių kliūčių, nes ir pas mus šeimoje buvo toks atvejis visai neseniai, tai aišku, pas mus šunys yra gerokai seniau atsiradę, tik vėliau atsirado vaikas, bet be jokių problemų tikrai priėmė vaiką ir va šitą kalytė, su kuria pradžioje rodžiausi, tai jinai beveik kartu gimusi yra su vaiku vienodo amžiaus, tai kaip mes jaukėmės visą laiką bendramžiai, jie kartu ten atsisėdę ir kamuoliuko vietose žaidžia ir panašiai. Vyresnis šuo jau jisai nori tos ramybės, jam nepatinka, kad prie jo lenda, bet jisai tikrai nei urzgia, nei ten kažkaip kitaip, jisai tiesiog nueina toliau, atsiskiria ir pabūna vienas, nesivelia į tų žaidimus, bet vaikui nieko tikrai nedaro. Na, o jei kalbėsime apie sveikatą, ar yra kokie sveikatos negalavimai, kurie pasitaiko dažniau? Na tai špicams, kaip ir daugelį didesnių veislių, yra daromi displazijos tyrimai. Tai Lietuvoje šitos bėdos tikrai neturim. Nėra turbūt nei vieno, bent jau man žinomo šuns, kuris turėtų kažkokį displazijos laipsnį didesnį. Tai šitoje vietoje lyg ir sveiki, kitose šalyse, nors dabar jau turbūt ir Lietuvoje akių tyrimas yra daromas, bet irgi nėra, kad kažkokių labai pasitaikytų atvejų. Bent jau iš mano patirties asmeninės mano šunų, tai kol kas sunkiausiai, su kuo mes kovojam, tai yra virškinimo problemos. Bet aš negaliu sakyti, kad čia yra veislės bėda. Čia galbūt mūsų tokia linija papuolė kažkas tokio, bet tikrai iš tos pačios linijos 3 šunys turi su virškinimu problemų, visokie gastritai ir panašiai, nieko negalima duoti apart jo maisto, nes iš karto sureaguoja. Bet jeigu daugiau tokių ligų, tai visumoji sveika ta veislė, aišku, gali kaip ir visiems šunim pasitaikyti kažkokių dalykų, bet nėra ten, kad neišvažiuojame iš veterinarų dėl būtent kažkokių ligų, kad visi kartu skauvat, yra keletas šunų dėl to virškinimo, kad yra problemų tikrai, bet daugiau kažko tai ne. O pavyzdžiui, reikia špicam valyti dantis? Reikia. Turbūt gal skirtingai irgi negaliu teikti apie visus, bet kai turim ir vyresnį ir jaunesnį šunį namuose, tai jauną šunų mažumės su dantų šepetėliu valom dantis, tai tiesiog pats valaisi dantis vonioje ir atbėga, kad ir jai valytum. O vyresniam nebuvom valę, tai praktiškai nuo 8 ar 7 metų jau kas metus bent kartą pas veterinarą išvalom dantis. Bet čia gal ir nuo mitybos dar gali priklausyti, nes jisai, kaip ir minėjau, su gastritu visokių ir kitokiam virškinimo bėdom, tai jau mes tik sausą maistą, kažkada bandžiau mėsą maitinti, bet absoliučiai blogai buvo. Štai jeigu žalią mėsą valgo, tai manau, kad geresnė situacija su dantimis būtų. Tai, o jeigu vėl grįšime prie to temperamento, prie pačio šuns, tai kaip apibūdintumėt, koks yra tobulas šeimininkas, kuris turėtų rinktis būtent šią veislę, o ne kokią kitą? Sakyčiau, žmogus, kuris mėgsta bendrauti, mėgsta kažką veikti. Labai sunku apibūdinti, nes jie tokie universalūs, man atrodo, visiems tinka. Tikrai netinka tiems, kurie negalėtų paimti čepečio į rankas kas kelias dienas. Tai arba tiems, kuriems problema sukeltų rastas plaukas ten ant megztinio. Tai tai dėl šito, bet visumoje tai
Nu, tikrai ir labai daug ką pavergė, o šitie šunys. Aš su savo patinu, kiek esu visur apvažiavus, tai jisai turbūt būtų galėjęs kažkada gerbėjų klubą atsidaryti, nes nu, kiekvienas tą šunį įsimyli dėl jo tokio paprastumo, kaip ir sakau, patogumo, kad jisai visur, tu važiuosi prie jūros, jisai gali gulėti pavėsiniai paplūdimi ir niekur nei. Tu eisi pasivaikščioti, eisi pasivaikščioti, eisi plaukti į ežerą, jis eis irgi į vandenį. Sėdėsi prie stalo, jis irgi sėdės prie stalo ir lauks, kol čia kažkas įvyks gero. Nu, tokie universalūs, tie šunys tikrai nėra, kad ten būtent specifinio reikia, kad daug bėgiot, daug lakstyti. Nu, labai universalūs. Tiesiog, jeigu žmogus nori šuns, yra pasiruošęs jam skirti keletą valandų per dieną, mėgsta kažkur išeiti, gali pašukuoti, tai Volšpicas tikrai geras pasirinkimas. O šiaip kokią pastebit tendenciją, ar daugėja tų Volšpicų Lietuvoje, ar ne? Tai va, šitą klausimą galiu truputėlį išsiplėsti, nes kaip ir sakiau, pradėjau su jais nuo tada, kai dar buvo tik tais pirmi šunys įregistruoti ir visą laiką stebėjau, kaip čia kinta ta situacija. Tai per 11 metų mes turim tokį pokytį, kad yra įregistruota virš 100 šunų. Tai kaip ir nėra dar jie labai populiarūs, bet visumoje tai tikrai populiarėja. Jeigu pradžioje buvo vienas veislynas Gauruotis ir ten buvo, pavyzdžiui, tokie 3 metai, kai pirma vada buvo 2011 metais, tada antra vada jau buvo pas mane nuo mano kalytės 2013 metais. Ir po to, dabar neprisiminsiu, kada trečia buvo, bet kad aš turėjau antrą vadą 2017 metais ir tai buvo 5. vada Lietuvoje. Tai tikrai, nu, praktiškai būdavo ištisas metus, kad nebūdavo vadų. Bet dabar jau atsirado veislynas prie Svetlicos, nemažai šuniukų išleidęs į pasaulį. Taip pat yra Moluvėnų pasaka. Man atrodo, dar vienas galbūt kuriasi veislynas, kad jau po truputėlį atsiranda šitų šunų daugiau veisėjų. Tai manau, kad visumoje dabar Lietuvoje gyvena kokie 70-80 šios veislės šunų. Kažkas maždaug tokio, o parodose taip pat, pavyzdžiui, mes dalyvaudavom, tai galėdavom net nežiūrėti į sąrašus, nežinodam, kad visą laiką vieni. Jei kas nors iš Suomijos ten atvykdavo, nes Suomijoje yra ganėtinai populiari veislė. O daugiau tai tikrai, kad labai retai, kada turėdavom konkurentų, tai dabar jau Lietuvoje praktiškai 5 šunys būna, kartais ir iki 10. Ir dauguma būna iš Lietuvos, tai jau tikrai labai pasikeitė situacija šitų klausimų. Ir dar, bet kuo būtų galima pasidžiaugti, kad bent jau mano žiniomis, tai Lietuvoje nėra šių šunų be dokumentų. Tikrai kol kas veisimas vyksta gera linkme, veisėjai susitvarko su savo šuniukų šeimininkais ir neturim tokių istorijų. Arba aš nesu apie jas girdėjus, bet dažniausiai tokie atvejai labai išlenda, tai gal ir būčiau girdėjus. O ar ši veislė pasikeitė per tuos 10 metų, net neskaičiam, bet išvaizda ar temperamentų ko nors? Tai temperamentas galbūt ir nepasikeitė, jau čia turbūt giliau viskas užkoduota, bet išvaizda tai tikriausiai taip, nes kaip ir minėjau, pas mane jie tokie dički labai buvo. Tai aišku, tas ir nebuvo labai gerai, tiesiog tuo metu tik tokie buvo, tai taip ir gavosi. Bet dabar jau tikrai labai grįžtama į tokį standarto viduriuką, mažėja šunys, o jie, kaip ir sakiau, neturi būti labai didelį, tai tas ūgis, manau, kad yra labai sutvarkytas veisimu, galbūt kai kurie yra šiek tiek per maži, bet didesnis su mažesniu ir gaunasi viduriukas. Ne, čia taip jaukiuosi, bet visumoje tai manau, kad visai gera veislė, jo tikrai nėra, kad labai blogėja situacija. Po truputėlį taisosi, ypač šie metai, net kažkurioj parodoj teisėjai pastebėjo, sako, Lietuvoje gražių Volšpicų atsiranda. Labai taisosi situacija, iš tikrųjų smagu. Ir atvežtinių šunų atsiranda ir vietinės vados, tikrai neblogų šuniukų gaunasi.
Ir labai daug minėjot parodas, tai gal papasakokit apie tos Valšpicus tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, kaip jiems sekasi dalyvauti parodose. Tai aš, kai pradėjau dalyvauti parodose savo kalytę, tai kaip ir sakiau, būdavo vienetai tų šunų. Bestos irgi jūs nelabai ką žiūrėdavo, vat po to nuotraukoje šitas mano patinėlis antras šuo, tai su juo jau mes tikrai labai daug pasiekėm. Gaudavom bobus ir ir tarp užsieniečių šunų, ir kitose šalyse. Labai ten kažkur plačiai nevažinėjom, bet kur dalyvaudavom, tai ir bestose labai gerai sekdavosi, jau pradėjo teisėjai tiesiog pastebėti šiuos šunis. O vėliau, gimus mano antrai vadai, vat būtent su šiuo šuniuku nuotraukose jau mes pelnėm ir Europos jaunimo nugalėtojo titulą ir nuo šios vados, skaičiau, prasidėjo iš vis tokia Valšpicų era, nes jie pradėjo net irgi pagrindiniam Best in Show laimėti vietas. Tai iki tol čia buvo negirdėta, neregėta ir aš pati tikrai pirmą kartą su Valšpicu buvau atsistojus tose gretose tarp gražiausių parodos šunų. Va čia irgi kitas mano vados šuniukas. Čia buvo jo iš vis pirma paroda, nes šeimininkai net neplanavo eiti į parodas, bet kažkaip įsikalbinom pasibandyti ir irgi visoje parodoje 5 vietą laimėjo. Tai tikrai jie yra pastebimi ir dabar irgi neseniai visą jaunimo bestą Valšpicas laimėjo Panevėžio parodoje. Tai labai smagu, kad jie tampa matomi ir aišku prisideda ir tas, kad gerėja šunų kokybė, kaip ir minėjau, tai už tai ir pastebima labiau. Atkreipiamas dėmesys, o praeiviai tai visą laiką juos labai puikiai pastebi. Ir nuo Kaukazo veganio iki haskio ir čiau visokiausių veislių priklijuojama. O ar turit kokį prisiminimą iš parodos, kuris jums yra brangiausias ir pats šilčiausias? Tai gal brangiausias dėl to, kad pati pirmą kartą taip aukštai buvau atsistojus, tai ir buvo mano veisimo šuo, tai tuo metu, kai dar tikrai labai mažai tų dalyvių būdavo, Druskininkuose vyko 5. grupės klubinė paroda ir dalyvavo gal 10 Valšpicų, tarp kurių buvo tikrai žymų šunys ir iš Rusijos, ir iš Suomijos. Ir tuo metu mano dar jaunimo patinėlis laimėjo tarp tų visų šunų geriausią veislėje. Ir po to tarp visų 5. grupės šunų jaunimo bestą gavo 3 vietą ir porose mes ten laimėjom, dabar neprisimenu kurią vietą, bet kad prisivežėm prizų tada pilną bagažinę ir sakau, galbūt tas nėra čia kažkas labai tokio vaukas dalyvauja parodose, bet man tuo metu buvo pirmas toks kartas ir plus mano veisimo šuo ir dar jaunas prieš kitus šunis, tai tikrai labai tada paglostė savimeilę. O ar šiaip skatintumėt naujus, jaunus šeimininkus dalyvauti parodose? Aš tai skatinčiau dėl to, kad mano nuomonė tai yra tiesiog smagus hobis, bet aišku, reikia į visą tai labai turėti sveiką požiūrį. Kol tu pats sveikai tai žiūri, priimi tai kaip pramogą, ne kaip kažkokį ten baisiausią konkursą ir kad nedaug dievė nelaimėsiu. Tai tada viskas yra gerai, susitinki su bendraminčiais, vat kaip ir nuotraukoje, tai Valšpicų bendruomenė tikrai yra labai draugiška, kadangi ji nėra didelė, tai anksčiau iš vis labai artimai bendraudavom, dabar jau šiek tiek pagausėjo, tai automatiškai nėra to tokio labai artimo ryšio, bet visi tokie senieji Valšpicų augintojai tai tikrai puikiai vieni kitus pažįsta ir sveikinasi ir bendrauja ir vieni pas kitus į svečius važinėja ir šuniukų lankyti ir panašiai. Tai žmonės tikrai yra draugiški, visus priima mielai, nėra kažkokios baisios konkurencijos. Tai jeigu žmogus turi norą pabandyti, tai aš nematau tame nieko blogo. Na ir jei žmogus norėtų daugiau pasiklausti apie veislę, į kokį LKD klubą galėtų kreiptis pagalbos? Tai turbūt artimiausias klubas, tai yra 5. grupės klubas, kuriam būtų galima priskirti Valšpicus, o daugiau tokio, kad būtent Špicų arba Valšpicų klubo tai nėra. Ir pabaigai tada, ko palinkėtumėt visiems esamiems ir būsimiems Valšpicų savininkams?
Tai pirmiausiai prisijungti prie bendruomenės, būti draugiškiams, tikrai palaikyti ryšį, nebijoti klausti. Tikrai kiekvienas veisėjas šiuo metu veisintis valšpitus yra visiškai atviras ir pasiruošęs, manau, besąlygiškai padėti, nukreipti ten, kur galbūt būtų tikslinga nukreipti. Tai turbūt didžiausia esmė ir yra tame, kad nebijoti kreiptis pagalbos, jeigu kažko nežinai. Geriau atsirasti žmogų, kuris turi tokį šunį ir, kaip minėjau, mūsų bendruomenė tikrai yra labai atvira naujiems žmonėms ir nemanau, kad kažkas atsiskytų pagelbėti, tai geriau nedaryti kažkokių klaidų, kurių galima išvengti, o tiesiog kreiptis pagalbos. Tai labai didelis ir nuoširdus ačiū Lietuvos kinologų draugijos veisėjai Ivetai už mums skirtą laiką, žinias ir patirtį ir ačiū visiems, kurie domisi šią veislę. Na ir taip pat, žinoma, ačiū Iveta jūsų augintiniai, kuri taip kantriai pristatė šią veislę kartu su jumis. Taigi Lietuvos kinologų draugijos mokymo centro komanda linki visiems kuo didžiausios sėkmės ir iki kitų greitų susitikimų. Iki. Iki.